Tuo metu, kai parduodate apvaliąją medieną arba nenukirstą mišką ir už jūs mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą, tai yra asmuo išskaičiuojantis pajamas, skirtumas yra tas dėl paties tarifo mokesčio. Jeigu jūs vykdot individualią veiklą, išskaičiuojamas yra 5 procentų pajamų mokesčio tarifas. Jeigu tai yra ne individuali veikla, o atsitiktinis sandoris, tada yra 15 procentų. Žinoma, gyventojams išmokėdami išmokas, juridiniai asmenys apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį nuo visos sandorio sumos. Tačiau kiekvienas gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiu, tai yra kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos turi teisę pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, ten deklaruoti įsigijimo kainą ir tada yra mokestinamas skirtumas. Tačiau irgi ne visas, o yra paliekama iki euro įvedimo, tai buvo 8 tūkstančiai litų, dabar atitinkamai 2,5 tūkstančio eurų. Dažnai kyla klausimų, ką laikyti individualia veikla. Kada tai yra atsitiktinis sandoris, o kada tai yra tęstinė veikla. Reikia, žinoma, pirmiausia vadovautis gyventojų pajamų įstatymo nuostatomis, kuriuose yra išdėstyti, kas laikoma individualia veikla. Yra išskiriamos tokios savybės. Tai yra tęstinumas, savarankiškumas ir siekimas ekonominės naudos. Jeigu, sakykime, gyventojas paveldėjo mišką, ar buvo atkurtos nuosavybės teisės ir jis pardavė tą mišką, tai tikrai nelaikoma individualia veikla. Čia kaip ir aš jums jau anksčiau savo pranešime užsiminiau, kad yra taikomas neapmokestinamas pajamų dydis, tada, kai gyventojas nevykdo ekonominės veiklos, bet tiesiog atsitiktinis sandoris pardavė medieną, iš pardavimo pajamų atimama įsigijimo kaina ir jeigu tas skirtumas neviršija neapmokestinamo pajamų dydžio, tada mokėti mokesčio nereikia. Tikrai visi žinote, kada reikia susimokėti mokestį, kada jį reikia deklaruoti, tai yra iki sekančių metų gegužės 1 dienos. O tiems gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą, net ir tada, kai jie negauna pajamų per mokestinį laikotarpį, vis tiek tenka pareiga teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijas. Be gyventojų pajamų mokesčio nuo 15 metų, žinome, atsirado naujas mokestis, tai yra 5 procentų atskaitimai valstybės biudžeto iš pajamų gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Tai jau suėjo pats pirmasis deklaracijos pateikimo terminas, tai reikėjo už pusmetį deklaruoti iki Liepos 15 dienos. Na, o jeigu niekas nepasikeis, tai už sekantį pusmetį turėsime pateikti deklaracijas iki 16 metų sausio 15 dienos. Apie pridėtinės vertės mokestį aš atskirai nekalbėsiu.